kosulį kaip simptomą dažnai norime slopinti, bet iš tikrųjų kosulį, jeigu tai yra ligos simptomas, mes turėtumėm palengvinti, kadangi tai yra mūsų apsauginė reakcija į patogeną, į kažkokį tai virusą ar ten bakteriją. Tai mums tada gali padėti tam tikras simptominis gydymas. Nekomplikuotą ūminį kosulį rekomenduočiau gydyti simptomiškai, jeigu tai nėra sukelta bakterijos. Ir mums visiems gerai žinomi, aišku, yra pirmiausia skysčiai, arbatos. Labai rekomenduoju, kas yra moksliškai įrodyta, tai vištienos sultinys. Tik tai noriu priminti, kad tai yra ilgai virtos kaimiškos vištienos sultinys su daug daržovių. Ir jis tikrai yra efektyvus, gydant ūminį kosulį. Taip pat labai svarbu ir naudoti mūsų liaudiškas priemonės, tai medų, tik tai nedėti į arbatą. Medus tinka tiesiog kosulio nuraminimui. Taip pat moksliškai įrodytas dalykas, kad mažina kosulį ir padeda greičiau gydyti gleiviniai. Taip pat ūminį nekomplikuotą kosulį galime gydyti augaliniais vaistiniais preparatais. Pavyzdžiui, bronchipret. Bronchipret efektyvumas yra įrodytas klinikiniais tyrimais ir tai gali būti efektyvi priemonė gydant viršutinių ir apatinių kvėpavimo takų infekcijas. Preparatai, kurie yra registruoti kaip vaistai, jie visi turi efektyvumo įrodymus. Ir galima pasitikėti gydytojo ar vaistininko paskirimu, jeigu jums buvo paskirti augaliniai vaistiniai preparatai. Bronchipret turi kosulį palengvinantį ir kosulio priepuolių dažnį sumažinantį poveikį. Teisingas būdas kosėti, natūralus būdas nebekosėti. Bronchipret malšina uždegimą ir panaikina kosulį. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.